Sveiki visi iš Vyturiuko sandėlio, senai nesimatėm, senai dariau video įrašą. Tikrai tam yra priežasčių ir šeimininių aplinkybių ir žinoma dėl darbų gausos ir kiekio. Daug darbų atlieku pats asmeniškai, todėl visur negaliu spėti. Bet kaip ir minėjau, video tikrai darysim ir tai tik pradžia. Apie ką noriu trumpai šitame video pakalbėti. Trumpai noriu pakalbėti apie dokumentų išdavimus tom prekiam, kurios yra kompensuojamos valstybės ir dokumentų paruošimų. Mūsų įmonė dokumentus tikrai atsakingai, tvarkingai paruošėme, sudedame, jeigu klientas pageidauja popierinių variantų, įdedame tokį gražų blanką su dokumentais viduje į prekių dėžę. Dabar dar ir pridėsime kalendoriukus sulankstomus stalo kalendoriukus sulankstomus, tušinukus mūsų firminius kalendoriukus įdedame ir siunčiame jums. Kodėl aš apie tai kalbu? Taip, dokumentus mes siunčiame ir elektroniniu paštu, ne popieriniu variantu. Tie žmonės, kurie naudojasi elektroniniu paštu ir jiems tai patogu, mes atsiunčiame ir elektroniniu paštu sutvarkytus dokumentus. Dabar subtilybė su tais dokumentais yra jų labai daug. Pavyzdžiui, vienas iš dalykų. Aš kalbu su žmogum telefonu. Labai ačiū, tikrai daug skambina, tikrai labai daug bendraujam, apsišnekam visus niuansus ir taip toliau. Aš pakalbėjau su žmogumi telefonu, viską mes įsiaiškinom, pabendravom ir žmogus nusprendė įsigyti pas mus prekę. Ta prekę pas mus žmogus įsigyja ne po vienos dienos ar po 1 valandos pokalbių, o būna atveju po dienos, po 3 dienų, po savaitės, kartais net ir po mėnesio. Ir kada žmogus įsigyja tą prekę, jis nusiperka ją internetu ir nenurodo, ar jam bus reikalinga kompensacija, ar nereikalinga kompensacija ir taip toliau. Mes tada žmogui nusiunčiame prekę be jokių dokumentų, nei elektroniniu paštu nesiunčiam, nei popierinių variantų nesiunčiam, nes žmogus nenurodo, ar jam bus reikalingi dokumentai. Visiems iš eilės nesiuntinėjom tų dokumentų, nes kad gauti kompensaciją, priminsiu, reikia turėti medicininę pažymą atitinkamą kompensacijos gavėjui ir sutvarkytus medicininius dokumentus. Taigi, žmogus gauna tą prekę be jokių dokumentų ir rašo mums arba skambina su klausimu, kodėl nėra dokumentų įdėta. Na, tai ir esmė ir yra tokia, kad mes po tiek laiko nežinom, ar jums reikalingi dokumentai, ar nereikalingi ir taip toliau. Taigi, jeigu jūs su manim ir bendravote telefonu, mes maloniai pabendravom, viską aptarėm, tai nereiškia, kad jūs įsigijote prekę ir aš seku kiekvieną pokalbį. Aš nežinau daug niuansų, kurie žmonės perka, kurie neperka. Aš nestebiu telefoninių numerių ir nestebiu, ar tas man telefonų numeris skambino ir aš kalbėjau, ir tuo labiau aš neatsiminsiu visų, su kuriais kalbėjau. Taigi, kad ir kaip būtų malonu bendrauti telefonu, viską apkalbėti, nepamirškite nusipirkę internetu mūsų prekę, atsiųsti papildomą elektroniniu paštu priminimą, kad įsigijau tą ir tą prekę, toks ir toks užsakymų numeris, man bus reikalingi dokumentai. Ir tada, kai taip įvyksta, mes visą laiką sutvarkom tuos dokumentus ir nebūna jokių problemų. Sekantis dalykas. Būna atveju, kai žmonės įsigyja prekę internetu, parašo, kad mums bus reikalingi dokumentai. Bet yra vienas niuansas. Prekę įsigijo žmogus vienu vardu ir pavardę, o dokumentai bus taikomi kito žmogaus vardu ir pavardę. O to žmogaus vardu ir pavardės asmuo nupirkdamas prekę mums nepateikė.
Taigi, jeigu mes nematom to žmogaus vardo ir pavardės, kuriam bus taikoma kompensacija, o matom tik žmogų, kurio yra vardu nupirkta prekė, mes paruošiam dokumentus to žmogaus vardu, kuriuo buvo nupirkta prekė. Ir dažnai būna tokiu atveju, kad žmogus skambina jau iš techninės pagalbos centrų, dokumentus pridavęs ir sako, kad dokumentai yra netinkami, nes tai mano vardas ir pavardė, o turi būti mano tėtis, ar ten vyro, ar giminaičių ir taip toliau. Žinoma, jeigu būna puikia galimybė, mes tuoj pat ir tuo pačiu pokalbiu metu pataisom tuos dokumentus ir nusiunčiam, bet tai suprantat, kitą kartą neįmanoma padaryti, nes būnam kažkur išvažiavę ar taip greit negalim įgyvendinti to proceso. Žinoma, mes visus šitos procesus išspręsime ir išsprendžiame, bet tai yra, sakykime, tokie nesutapimai ir šiek tiek kai kuriuos žmonės tai trikdo, žinoma, ir mus pačius tai trikdo. Taigi, dar kartą priminimas toks, jeigu jūs kalbėjote telefonu su manim apie dokumentacijas ir visus kitus niuansus, tai įsigijus prekę jums būtina dar nurodyti, kad jums reikalingi dokumentai. Jeigu jūs pirkote prekę savo artimam žmogui, tai dar reikia nurodyti to artimo žmogaus vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą, kad būtent šitam žmogui bus taikomi kompensacija. Tada mes jo vardu tuos dokumentus ir paruošime. Tai va, tiek apie dokumentus, jų pildymus. Taip, iškyla dar ir kitų niuansų, apie kuriuos nenorėčiau aš čia gilintis, dėl įstaigų, darbuotojų atsakomybių ir taip toliau, bet tai kiekvieną problemą mes geranoriškai sprendžiam ir tikrai sprendžiam ir neįmanomų dalykų nėra. Su geranorišku bendradarbiavimu, su gera emocija tikrai išsprendžiam visas problemas. Tai va. Tai tiek apie dokumentaciją, gražiai įdedam į tokią papkę dokumentus, tvarkingai atsiunčiame arba atsiunčiame elektroniniu paštu. Tikrai tą darom sąžiningai, atsakingai, taip, kaip mes norėtumėm, kad mums darytų. O visus kviečiu, žinoma, apsilankyti pas mus www.vyturiukas.lt internetiniai parduotuviai. Tikrai prekių asortimentas gausiai plečiasi, dirbam tikrai intensyviai, veržliai ir dėkojam jums už tai, kad naudojatės mūsų paslaugomis. Džiaugiamės, kad jums galime suteikti komfortą, judėjime ar visur kitur ištikus šitai gyvenimo situacijai ir tikimės bendradarbiauti su visais toliau sklandžiai, išspręsti visas jums iškilusias problemas, išspręsti problemą su mūsų prekiam, jeigu tokių problemų atsiranda, ar gedimai, ar kažkokie niuansai. Viską mes kartu išspręsim. Apsiperkat pas mus, turite pasitikėjimą, turite sąžiningą, kaip sakant, grįžtamąjį ryšį ir tikrai nesigailėsite. Draugaukime, padėkim vieni kitiems ir kiek įmanoma komfortiškiau suteikim savo galimybę. Ačiū visiems, kurie dalinatės mano šito vaizdo įrašu, kad kuo daugiau pasiektų mano Facebook profilį žmonių. Plečiu šitą bendruomenę, labai džiaugiuosi, joje yra virš 4000 jau sekėjų, labai smagu, ateityje bus dar daugiau, tikiuosi, dar įdomių dalykų sugalvosim ir gražios jums dienos visiems. Jeigu kyla bent kokie klausimai, visą laiką prašom skambinkit, rašykit, bendrausim, atsiliepsim, mes nenusiteikę tik parduoti, mes nusiteikę turėti šiltą ryšį su klientu, spręsti visas problemas, prisimti atsakomybės ir dalintis gėriu su visais. Taigi, gražios dienos dar kartą visiems ir būkite sveiki, svarbiausia sveikata, o visos ligos yra nuo nervų. Todėl nesinervuokite, priimkite visus iššūkius ramiai ir spręskite juos. Sėkmės.